Bet dabar noriu papasakoti truputėlį apie Sonatos situaciją. Jos nuotraukėlę matote ir noriu papasakoti truputėlį apie darbą su ja ir jos rezultatus, kurie man iki pat šiandien gniaužia kvapą, nes negaliu patikėti, kad tai buvo taip paprasta, tai yra taip nesudėtinga tiek man, tiek jai ir kad reikėjo tokių nedidelių pokyčių, apie kuriuos dauguma tiesiog nežino, nešneka ir iš to man asmeniškai yra labai labai didelis pyktis. Ir Sonatos rezultatai yra tokie, kad jau per porą mėnesių ji sulieknėjo 9 kg, kai kam daug, kai kam nedaug. Faktas tas, kad Sonata bandė numesti svorį labai ilgą eilę metų su įvairiais būdais ir mano būdas jai buvo labai priimtinas, jinai jį tęsė, jinai keičia iš tiesų pačią gyvenseną, o patys rezultatai sveikatos, kas aš manau sveikata yra vis tiek svarbiausia. Ji turi antro tipo diabetą, turi aukštą cholesterolį, kraujospūdį. Ir po mėnesio darbo su manimi, aš to neskatinau, bet ji dėl to, kad pradėjo jaustis geriau, nustojo gerti visas tabletes ir ji gerdavo jų 24. Tai po mėnesio laiko tik mitybos, nesportavom, nieko kito nedarėm, tiesiog maitinomės pagal planą, bendravom ir taip toliau. Jie atsisakė visų 24 tablečių ir jautėsi puikiai ir sako, aš negaliu patikėti, kad aš jaučiuosi vėl kaip 25. Ir priedo to, jinai turi antro tipo diabetą, kaip ir minėjau, ir jos cukrus sukildavo iki 10-20 punktų, o su mano mityba jos cukrus sukyla iki 6 maksimaliai. Ir tam nereikia jokių vaistų, visa tai yra tik maistas, tik mityba. Pagerėjo ir kraujospūdis, anksčiau jinai turėdavo 170/120 kraujospūdį, o dabar jisai yra 120/70. Tai yra rodiklis idealus, rekomenduojamas visiems žmonėms. Ir kas fainiausia, kad dar priedo to jos cholesterolis sumažėjo nuo 12 iki 3, čia blogasis cholesterolis. Ir visa tai yra tik mityba, visa tai yra tik planas, priežiūra, bendravimas ir kiti niuansai, kas lemia Sonatos sėkmę. Ir aš papasakosiu apie tuos elementus ir kaip juos galite pasiekti. Bet realiai labai labai džiaugiuosi Sonata ir yra begalė kitų klientų, kurie irgi turėjo lygiai tokius pat ir turi tokius pat rezultatus kaip Sonata. Tai Sonata nėra vienkartinis atvejis, bet tiesiog pasirinkau šiandien apie ją pakalbėti. Kalbant apie apskritai lieknėjimą, kur buvo ir Sonatos prieš tai klaida, prieš pradedant darbą su manim ir kur yra daugumos kitų žmonių problema, tai kad dažniausiai norėdami sulieknėti, jie pasirenka tiesiog kažkokį tai mitybos specialistą, nežinau, dietologą ir taip toliau, ir jie gauna planą. Jie jo laikosi, kartais sėkmingai, kartais nesėkmingai, planas atsibosta, neįvyksta jokių pokyčių, planas baigėsi, svoris priauga. Ir kodėl tai yra problema? Ir su pačia Sonata, kai bendravome, sako Gintarė, aš visą gyvenimą pirkau mitybos planus, pas įvairius ten specialistus, dietologus ir taip toliau. Sako, aš tau galėčiau parduoti, nes aš jau turiu krūvą tų mitybos planų ir nei vienas neveikia, o mano būdas jai suveikia. Ir tai yra dėl to, kad aš pati asmeniškai, kaip žmogus, kuris padeda žmonėms sulieknėti, pagerinti sveikatą, suprantu, kad visa lieknėjimo kelionė ir jos ilgalaikė sėkmė neateina tik iš plano. Labai svarbu yra turėti tinkamas žinias, kas veikia, kas neveikia, apie jas truputėlį papasakosiu. Lygiai taip pat reikia plano, ką valgyti, ko nevalgyti, ką daryti, ko nedaryti, bet taip pat be proto svarbu yra įpročiai, nes įprotis yra tas dalykas, kas po to jau lemia sėkmę arba nesėkmę, tai yra ar svoris atauga ar netauga. Labai svarbu yra kontrolė arba dar kitaip atskaitomybė savo arba kažkokiam kitam žmogui. Labai svarbu yra požiūris, kas yra viskas susijęs su mityba, nes tai reikalauja kaip gyvensenos pokyčio. Nes jeigu mes žiūrėsime į lieknėjimo fazę tik kaip į gyvenimo etapą, viskas sugrįž. Tai dėl to labai svarbu yra dirbti ir su žmogaus požiūriu ir lygiai taip pat yra labai svarbu aplinkos įtaka, bendravimas su aplinka, elgimasis tam tikrose situacijose. Ir būtent visi šitie 6 elementai yra tie dalykai, kurie lemia sėkmę į geresnę sveikatą, į ilgalaikį sulieknėjimo rezultatą. Ne tik planas.
planas nepadės. Ir mes visi tai žinom, ir mes daugumą mūsų tai bandžiau ir aš. Ir yra reikalinga apžvelgti visus 6 šiuos aspektus, kas liečia lieknėjimą ir geresnę sveikatą.